Palanga triukšmingai skelbė sezono pradžią. Šią progą staigmenos sulaukė ir oro uosto keleiviai. Šiandien po pietų iš Oslo į Palangą atskridę keleiviai buvo maloniai nustebinti. Vos išėjusius iš Palangos oro uosto juos pasitiko orkestras. Taip svečiams pristatomas naujas Palangos vasaros sezonas. Tokios pat staigmenos sulaukė ir autobusais į kurortą atvykę svečiai. Kitais metais plėsim teritoriją, nes žinom, kad daug žmonių atvyksta traukiniais, tai Kretingos traukinių stotyje. Galbūt išplėsim po solinį muzikantą šalia ir mūsų močiučių, kurios šalia stovi prie kelio ir laukia poilsiautojų. Na, juokauju, bet kokiu atveju mes norim, kad svečiai pajustų šventinę nuotaiką su pirmais žingsniais, kuriuos žengia mūsų Palangos žemė. Triukšmingai naujas vasaros sezonas paskelbtas ir ant Palangos jūros tilto. Šiandien jis pavadintas Draugystės tiltu. Pradėti sezoną patikėta Lietuvos, Latvijos ir Estijos parlamentų pirmininkėms. Į dangų buvo paleisti 300 balandžių. Visų 3 Baltijos šalių parlamentų pirmininkės atvyko tiesiai iš Baltijos asamblėjos. Respublikos vėliava kelt. Nors Lietuva, Latvija ir Estija intensyviai konkuruoja dėl turistų srautų, politikės teigia, kad bendru turizmo sektoriaus kilimu yra suinteresuotos visos 3 šalys. Daug lietuvių važiuoja pas į Solvitės valstybę Latviją į Ventspilį ilsėtis, bet lygiai taip pat iš Latvijos pakankamai daug atvažiuoja, kaip ir meras sakė, į Palangą ilsėtis Latvių. Taip kad visiems vietos po saulę užteks, duok Dieve saulės tik daugiau. Mes galime surasti nuostabių vietų visur. Kaip ir minėjau savo trumpoje kalboje, mes estai Lietuvoje jaučiamės lyg namuose. Palangos verslininkai pastebi, kad pastaraisiais metais Palangoje vis dažniau galima sutikti latvių ir estų turistų. Jų ypač gausu ne sezonu. Mus žiemos metu labai pagerbė savo atvažiavimu. Ir šiais metais ir estai. Buvo ir per naujus metus estų turėjom, ir per stintų šventę, ko nebūdavo. Jau turėjom ir estų. Verslininkai tikisi, kad kaimynai Palangos neaplenks ir šį savaitgalį, šurmuliuojant vasaros sezono atidarimo renginiams. Šiandien kurortas dar apytuštis, tačiau tikimasi, kad per savaitgalį į Palangą turėtų sugužėti apie 300 000 svečių.